Sveiki gyvi su pirmu sniegu. Šiandien pirmadienis ir šiandien mes pradėsime paskutinį turbūt ciklą ir tai bus do ciklas arba do while ciklas. Aš dar vis sergu truputėlį. Daug apie jį nešnekėsiu, pasakysiu gal tik vieną dalyką, tai ciklas turbūt sukurtas žydų. Kodėl? To išsiaiškinsim. Ar pamenate tą pamoką, kai aš mokiau while ciklą? Do ciklas arba do while yra iš tikro vienas ir tas pats. Tik tai do ciklas yra žydiška versija ir viskas daroma atvirkščiai iš antro galo, kaip sakė. Gerai, susikurkime dabar tą do ciklą ir pamatysite, kodėl aš tai vadinu žydišku ciklu. Pirmiausia, mums reikia kažkokio tai kintamųjų, tai sakykim, žydas, kuris bus lygu nuliui, ar ne? Tada, jeigu mes kurtumėm while ciklą, rašytumėm taip while, taip ir taip, ar ne? Bet kadangi tai yra do ciklas, mums čia reikia rašyti ne while, o do. Ir tada pasirašyti, sakykime, jautą. Na, tai būna mūsų kintamasis. Ir po mūsų body tago, kaip sakant, net ne tago, kaip čia pasakyti, na, esmė, kad po mūsų to dalyko, kurį įvykdo mūsų do ciklas, rašome while. Ir tik dabar įrašome kažkokį tai sąlygą, kad vyktų ciklas. Kaip matote, iš pradžių įvyksta ciklas, o tik po to atsiranda sąlyga. Nu, taip žydiškai, aš negaliu. Šitas dalykas, aišku, yra ir kitose programavimo kalbose, tad nieko čia nuostabaus, aš tikrai nevarau ant C++, tiesiog man tas ciklas do yra labai juokingas. Na ir tabūnė čia būna mūsų kintamasis žydas mažiau arba lygu, tarkim, 5, ar ne? Arba galim sakyti 21. Tai va, mano mėgstamiausias skaičius, galime jį panaudoti. Na ir pažiūrėkime, jeigu mes pasileisim, aišku, mums reikia kabletaškio. Ir pabandus pasileisti, mes matysime, kad mūsų ciklas rašo 0 ir jis niekad nesustoja. Kodėl? Todėl, kad mes nepasirašėm vieną dalykėlę. O tai yra tiesiog žydas ++. Nes jeigu mes šito dalyko neturim pasirašę, automatiškai mūsų ciklas kartosis ir kartosis ir kartosis. Na, o dabar, kaip matote, nuo 1 iki 21. Viskas tvarkingai vyksta. Tačiau, jeigu aš padarysiu dabar mūsų ciklą neteisingą, nes, na, 0 yra mažiau arba lygu. Tarsi, jis tikrai yra mažiau už 21, nelygu, bet mažiau. Todėl mūsų ciklas kaip ir turėtų veikti. Jeigu aš čia pasirašysiu 22, automatiškai mūsų kintamasis žydas tikrai nebus mažiau arba lygu 21, tai bus daugiau. Ir jeigu aš pabandysiu paleisti, mes vis tiek matysime 22. Kodėl? Taigi ciklas neteisingas. Esmė dabar tokia. Mūsų kintamasis yra lygu 22, ar ne? Tada programa žiūri, mums reikia ekrane išspausdinti mūsų kintamai, kuris yra 22. Ok, atspausdinsiu. Tada žiūrim, pridedam 1. Pridedu 1, gerai, mūsų kintamasis bus jau 23. Ir žiūrim, ar 23 yra mažiau arba lygu 21, ne, tai yra daugiau. Ir automatiškai mūsų ciklas sustoja. Taigi, tame yra esmė do ciklo arba do while ciklo, na, vadinkit kaip jūs norit. Visų pirma, jisai padaro, o po to tik pagalvoja. Čia visai iš tikro ne kaip žydas, o kaip blondinė. Nežiūrėkite, jeigu čia tarp mūsų blondinė. Tai vat, ką aš norėjau pasakyti, kad tiesiog žydiškas, blondiniškas do while ciklas iš pradžių padaro kažką, o tik tais tada pasižiūri, ar šitas variantas tinkamas. Tai turėkite omeny, kad rašydami do while ciklą, visada, bet kokiu atveju jisai įvyks bent jau vieną minimum kartą. O tik tada jau viskas vyks pagal sąlygą, kurią būsite rašę čia. Taigi, su pirmu sniegu, su pirmadieniu ir su do ciklu atsisveikinu su jumis iki trečiadienio. Viso.